Prajuokink mane. Taip, šią savaitę, reiškia, vienoje mokykloje mokytojai surinko moksleivių rašinius tema, ką aš veikiau vasarą. Čia 12 klasėje tiesiog nusprendė parašyti tokius raštų darbus. Paaiškėjo, taip, 6 plėšimai, 5 mašinų vagystės ir 1 turto prievartavimo atvejis. Ką aš veikiau šią vasarą? Vyrukas sako, merginai, sako, tu geriausia, kas galėjo atsitikti mano gyvenime. Mergina taip sėdi, sako, tai prastokas tavo gyvenimas. Geras, savironiška. Taip. Jeigu politikus graužtų sąžinę, tai matytumėm vien skeletus. Jeigu norite vaikam papasakoti, kas yra mokesčiai, atkaskite iš jų ledų porcijos 21%. Aha, ir žiūrėkite reakciją vaikų. Jo, čia vien tik PVM-as jau. Po pusvalandžio važinėjimo su blondine navigacija pati paklausė, kur mes? Geras. Where are we? Ritualinių paslaugų biuro reklama. Nuolaidos 50%. Suspėkite iki rugsėjo 20. Kodėl tavo sesuo nutarė tapti odontologė? Nu, žinok, jai labai patinka, kai vyrai ją žiūri, išsižioja ir išvertė akis. Sako, kartais gyvenimas būna toks blogas, kad aš nebesuprantu. Maišusi 2 terminai. Realistus galima vadinti tiesiog pesimistais. Geras. Tai gražus atskambis tiesiog. Ir aš dar vieną turiu paskutinį iš savęs. Pernelyg karšta vonia privertė vaiką pradėti kalbėti pusmečių anksčiau. Gražiausias makiažas moterims tai laimė po nakties juokise. O, kaip gerai skamba.